Sveiki visi, vandens mėgėjai ir mylėtojai. Šiandien turime birželio 25 dieną. Į objektą atvažiavom 7 ryto. Vanduo paleistas 15 minučių. Dabar 12:26. Čia būtų objektas Mūrų Servininkai, Rusų cerkvė. Čia teritorija Rusų cerkvės. Matosi tolumoje, parodysiu, va, žiūrėkit. Auksinis koksai kupolas gražus. Užsakovas geltonė limenė vaikšto. Va čia tokia pirtelė bus didelė. Žmonės. Ir situacija tokia. Nuo 3,5 metro iki 5 metro prasidėjo vandeningas smėlis. Mes jau toksai gražus, kakavinis. Parodė, dabar viską subėrėm. Tai, va čia toksai gražus kakavinės spalvos, be geležies visiškai krištolas. Vanduo pilnai prisivalęs. Va, visiškai gražus. Pamatavom ant starto, jo, šitie smulkus smėliai, ant starto duoda daugiau pradžiai, kai paleidė vandenį. Tai davė 950 litrų, po to kažkur tai nukrito iki 700 litrų į valandą, bet jau stabiliai pradėjo bėgti. Tai pagalvojom, sudvigubinsim grėžinuką, atsitraukėm 4 metrus, va į šitą vietą. Čia prasigrėžėm iki 13 metrų ir nebuvo to vandeningo smėlio visiškai, vat. Dėl to gruntinio vandens linzės, jos tokie kaip blynas įsidėšiusios nėra, kad vientisas klodas būtų. Ir tada atsitraukiam va per 1,5 metro. Tada darėm antrą grėžinuką 5 metrus, per trišakį sudvigubinom. Tai va toksai va tankas gavosi. Valkas ir blys dirba puikiai. Ir irgi ant starto pamatavau davė kubą 540. Dabar kažkur tai iki kubo 200 tai pakrito, bet dabar jau bėga stabiliai. Vis tiek žmogus pastoviai to vandens neleidžia, tai jeigu praeitų 15 minučių, vėl tą vandeninkę smėlę vandens daugiau pasirenka, tada vienas starto duoda daugiau. Tai čia vis tiek, čia kaip pastoviai dieną naktį neleisiu to vandens, bet vanduo labai geras. Labai geras. Tai paimsiu dar slaikelį, pripilsiu, kaip atrodo. Ja, tai Mūro Servininkuose čia antras jau grėžinukas padarytas. Prieš 2 metus kaimyno grėžėmės. Irgi dvigubint reikėjo, ta pati situacija, nu ir va čia tas pats, o čia va užtvenktas yra upelis. Tai mes čia dar tokia kaip ir plokštumoje esame, po to va nuo šito namo jau kilimas yra iš karto į kalną, aukštai. Tai va tam krante kokie aukšti kalnai yra, užtvenktas upelis. Nu, pilam vandenį, va, pilnai prasivalęs, jokių smiltelių nieko. Labai skanus vanduo tikrai, Užsakovui pasisekė. Ir yra senas stoties šulinys, tas namas. Ir jie tenai šulinį įvadą yra pasidarė tą namuką, o čia dar jokia vandens įvada nėra padaryta. Apeinam teritoriją, pasižiūrėsim, kaip atrodo. O auksiniai kupolai, graži teritorija. O tokiam namui bus mūsų grėžinukas. Va. O užsakovas gyvena ten toliau ant kalniuko, tai jam grėžė 66 metrus artezinį grėžinį. Va. Tokia graži aplinka, busiukas. Nu, bosai, porą žodžių, kaip brigada atidirbo. Sakyk ką nors. Tinginys. Va, čia senas šulinys. Tai užtvanka. Jo, tai gerai, kad va šitą va pakrantė tokia plokštuma bent jau kažkiek yra. Negu toj pusė. Ten tikrai jau nieko nebūtų. Atvažiavom su džipuku. Prie kabelio, grėžėmės rankiniu būdu, nes pagalba. Grėžimo procesui vanduo reikalingas. Tai va, iš to tvenkinio žarnos gesnės prasitempėm ir pasidėmėm vandenį. Nu tai va, tai ir po to šitą žemės grįš į šitas dubes. Hidroforą vesis į šitą namuką, trančia prasikas. Ir po to dar vieną įvadą pasidarys į tą seną namą. Tai va, taip, gražiai stabiliai dabar jau bėga, daugiau debetas jau nekrenta. Va. Tai ką tada, visiems geros dienos ir gero vandens.